Sveiki atvykę į pasiruošimą Pre-Classic varžybom. Čia tokį užrašą. Žiauriai, norėjau šitų startukų. Ta prasme. Cute, aprangyti. Labas rytas, dabar lekiam pasimti Nike aprangos, nes Nike'as išėjo su naujais race kit tik šiom varžybom. Pre-Classic, dimantiniai lygiai. Pasiėm savo akreditaciją. Tada lėksim prasibėgti. Aš neapsistojus viešbutį. Klausė manęs, ar noriu viešbutį, ar tiesiog gyventi savo apartamentuose šiom varžybom, bet nusprendžiau, kad noriu likti savo apartamentuose vis tiek. Man visai patinka būti savo rutinui, tai nenoriu keisti aplinkos. Tai va, tai dabar lėksim iki viešbučio, prasibėgsim. Tada dar turiu užsirašius winter care procedūrai su tokiu aparatu ir pasižiūrėsim, kur mus diena nuveš šiandien. Tai padarysiu tokį vlogą, kaip atrodo mano pasirašymas dimantiniai lygai. Pažiūrėkit, kaip gražiai Nike parduotuvę padarė tik tai šiam varžybom. Žiauriai cool. Bear with me. Sprint brief, distance brief. Here we go. Your initials just put them down here. Yeah, it's hopefully. Ok, aš jau pasiėmiau produktą, gavom tikrai nemažai dalykų. Tai leido išrinkti 3 porą sakinių ir aš jau įsimylėjau, žodžiu. Šiti, ta prasme, neturiu žodžių, bėgsiu su šitais šiandien dabar Easy Run'e, kaip tik su rožiniais šortais esu ir rožinių sportinuką, tai čia visiškai max. Norėjau pasimti šito stiliaus visus 3 tokių spalvų, nes žiauriai gerai akiniai, bet pasiėmiau vienus laisvalaikio. Tai tokie žali. Irgi labai gražus. Ir dar pasiėmiau tokius pat ir manau, kad su jais bėgsiu varžybose, nes mūsų aprangos turi raudono biškį. Tai max gražus akiniai. Išbandysim man kiek patogus, bet manau, kad bus tikrai labai patogus. Tai galim dabar užsidėti. Parodysiu, kaip atrodo. In my pink world. Žiauriai gražus. Tai va, nuimsim lipduką labai atsargiai, nes Gabija mėgsta šiaip sugadinti dalykus. Kaip matėt, nuimant etiketės, tai bandom atsargiai. Okay. Ir tada dar gavom kuprinės, tai čia yra apranga. Žinau, kad dar Mindslides tokios žalios, labai gražiai spalva, žalsvos. Ir dar turim kažkokį rinktinuką ar setuką, parodysiu. Gal kaip grįšiu, nes dabar nenoriu išiminėti visko. Ir dar pasiėmiau, kaip tik pasakiau, kad mano Streak Fly susidėvėjo ir jie turėjo mano dydį. Tai, kaip žino, čia mano maksimausias batas, tai Streak Fly su vinukais. Tai va. Dabar lėksim bėgti. Tikrai labai fainų dalykų gavau. Kaip visada, Nike'as mus labai lepina, labai laiminga. Šitie akiniai, tai žinokit, negaliu atsižiūrėti. Lėkiam bėgti. Nu va, kokia rožinė šiandien. Man labai patinka. Susiaktyvinsiu. Persimausiu batus su plusais, nebėgsim Vomero, bet ar premiums. Vomero premiums nebėgsim su jais, bet jo, dabar atvažiavau. Šilta šiandien, geras oras. Lėkim bėgti. 8 keliukai done and dusted. Pasidarom biškį drilsų. Dabar lėksim namučio, pavalgysim ir tada turėsim fizio ir, kaip minėjau, winter care. Winter care, nežinau, žinot, čia toks aparatas, aš pati nelabai esu įsigilinus, bet uždeda losjoną ir tada naudoja, atrodo vos ne toks kaip ultrasound ir masažuoja raumenis ir tas, kaip suprantu, losjonas geriau įsigeria ir padeda atsistatymui. Tiksliai nepasakysiu, bet man atsistatymo reikia. Treneris nemažina apsukų, tikrai darėm antradienį 9 kart po 600 ir 3 kart po 300 greitai, žodžiu. Tai tikrai dirbam pilnu pajėgumu. Treneris nelabai leidžia mum mažinti apsukų. Sakė, kad reikia būti geriausiai formai rugpjūtį, tai žodžiu, dirbam. Ir
Jo, suprakaitavus, lėkiu namučio. Aš jau namučias, pasižiūrėkim, ką ten dar gavom kupriniai. Parodysiu, kaip atrodo aprangos. Palyginti šias Prix Classic varžybas, tai produktą, kurį gaunam, tai grinai kaip pasaulį ir olimpiadai gavom. Akinius, savo megztinį dar palikau tenais, galima padaryti megztinį ir užsidėti kažkokius užrašus, galima vardą, bet aš padariau su Prix Classic ir dar tokį sportbatį. Tai gal parodysiu megztinį, kaip padarys, nes aš pasilikau tenais ir reikės nuvažiuoti pasimti. Bet šlepetis, aš juodas tokias turiu. Tada varžybinė aprangėlė, kaip atrodo. Topas, aš pasiėm. Galėjom viską rinktis. Šiaip norėčiau size piciuto moteriškos su triusikėliais, bet dydis triusikėlių labai didelis, tai man dažniausiai jisai netinka. Reikia susimažinti, o dabar laiko nėra susimažinti. Bėgsim su sprinto topu ir triusikėliais. Gražu. Ir ką mes čia dar gavom, pasižiūrėkim. Megztukas. Viskas žalia. Tai iš tos Impossible Soft, man atrodo, vadinasi. Ir šartukai. Ai, blemba, jeigu būčiau žinojus, kad šartukai, tai būčiau tikrai XS jiems, nes man bus jie per dideli. Dažniausiai viskas, kas apačioj, šortai, timpas SM, bet dažniausiai šortai, bėgimo, kad ir šiti. Tai čia XS yra. Ir gavom Prix Classic maikutę. Gražu. Tai va, tokios mūsų dovanėlės iš Nike. Kaip ir matėte, akinius dar gavau ir dar pasimsiu megztuką, kurį pasidariau. Cute aprangytė, tik nežinau, ką daryti, nes biški kabo man triusikai. Nėra labai blogai, čia esas. Iš priekio tai gerai, bet blemba ją padaro biški užpakalį tokį didesnį. Man tai toks jausmas, kad turėtų būti sprinteriam tai triusikėliai ir ilgesnių distancijų bėgikam, nes mes užpakalio nelabai turim. Gražu, gražu. Ir bėgsim su tais akinukais, kur raudonus rodžiau. Išsirinkau. Parodysiu dabar, užsidėti pabandysiu. Nu, fitas tai let's go. Raudoninės prie ženkliuko, kad prisidengtų. Gražiai visai. Redi, būsim rytoj redi. Aš jau po kinezo. Dar pasidarėm pratimukų. Dabar lėkiu viešbutį ir pasidarysim dar daugiau atsistatymo procedūrų. O ko ne gyvenimas? Aš jau pro procedūrų pasiėmu savo megztinį, kurį pasidariau. Ir dabar lėksiu iki Targeto. Sveikinu, reikia nusipirkti dezodoranto ir dar pasižiūrėsiu kažko. Tai lėkime į Targetą. Atvykau į Targetą, baigęs nuo saulės kremas ir reikia dezodoranto, tai dabar paieškosim kartu. Manau, kad užsisakysiu iš Amazono, nes nėra daug, kuris man patinka. O iš Desikų aš visada ėmiau be alumnio, kad būtų, ir man labiausiai Dove patinka šitie. Aišku, nereikia man čia su visokiais paveiksliukais, bet pasimsiu šitą kampučio. Ai, va, radau šitas mano mėgstamiausias veidui. Dar šnekėjau su Džordža, buvau susitikus viešbutį, kad jinai turi tą mažą kamerytę, nežinau, ar esat matę, tokia maža kamerytė, bet toks su ekranėliu ir gali filmuoti viską ir įsikelia kai normalus video, bet ta kamerytė gal tokia dydžio, aš pabandysiu kelti, bet sakau, ir pasiteisina, nes labai pati noriu, nes ne tokia mažytė, tai galima visur labai lengvai nešiotis ir filmuoti, kad nereikia tą kamerą taip laikyti akivaizdžiai ir sakė, labai patinka, tai pasižiūrėsim. Biški kokybė truputėlį prastesnė, bet labai lengva ją naudoti visur. Jeigu mieste eini ar nori kažką šiaip pafilmuoti, kad ne taip akivaizdžiai, tai pasigalvosiu, bet pasiėmiau kambučios biški pick me up tokį, dabar po 4 biški grįšim namo, pailsėsim, padarysim vakarienę, pažiūrėsim Love Island ir turbūt tokia mano dienelė bus šiandien. Parodysiu megztuką, kaip atrodo pasiėmiau. Toksai tiesiog paprastas juodas, bet aš užsidėjau Prefontaine čia tokį užrašą. Labai gražu, čia rankom darino labai. Ir tokį batą ant galo. Visai fainai, Nike'as mus labai lepina čia liuks. Tai va, toks tas mano megztukas. Of course. Labas
Labas rytas, šiandien yra penktadienis, dabar lėksim pasim numerio ir į priešvaržybinę treniruotę. Laukiu, kol mano pasikraus plakiklis, nes pakuosi kokteilį. Dabar pavalgiau pusryčius gal apie 9, o mes darysim treniruotę tik po 11:30. Tai pasiėm su savim geliuką, kad nebūtų visai alkanai. Ir man labai patinka šitie geliukai, galite rasti mano mėgstamuose produktuose, paliksiu linką apačioj. Ir vėl mylė. Nu ir žodžiu, kiek susiplakė, tiek bus gerai. Gal neliks labai daug gabaliukų, bet nebeturiu laiko. Nes biški paplaukai ir rodo, kad įsikrovęs. Tai biški dar gal kartą išeis. Ne. Pabandom dar. Ne. Bet jau užsiplakė, man atrodo. Tai žodžiu, susipilsim ir lėksim. Numeriukas ready, bet pasižiūrėkit, ką aš gavau. Žiauriai, norėjau šitų startukų. Pažiūrėkit, koks grožis. Tai čia yra Faith startukai, Breaking 4. Žiauriai excited. Čia yra, man atrodo, net 2 carbon plates. Tai, turėtų būti labai greiti startukai ir labai gražus. Tai žiauriai excited. O dabar aš lėkiu namo pastatyti mašiną, nes čia dabar tik atvažiavau iki viešbučio ir eisim į stadioną darytis priešvaržybinės treniruotės. Žinokit, kitur tokių varžybų kaip Amerikoje, tai jau viskas taip apgalvota ir padaryta, kad wow. Manau, tikrai ypač, kai dar atskrendi iš kitų šalių į Ameriką, tai tikrai palieka labai gerą įspūdį. Prieš varžybinę ten tiesiai į ledo vonią, kaip gerai, kai varžybos vyksta namuose. Pabūsiu šaltoj vonioj ir lėksim namučia. Aš jau grįžau namučio po treniruotės. Dabar tiesiog eisiu nusipraus, pavalgyti ir ilsėtis prieš rytojaus startą. Tai labai ačiū, kad praleidote šitas kelias dienas su manim. Tikiuosi patiko video. Nepamirškit prenumeruoti kanalą. Ir susitiksim jau kitam video. Čiau!